Sveiki žiūrovai ir žaidėjai. Eurojackpot milijonierius trumpam grįžo į Lietuvą ir vėl ruošiasi kelti sparnus į šiltus kraštus. Sako, lietuviška žiema laimėjus milijonus pasidarė nebe tokia miela. Nesunku įsuprasti, nors dideli pinigai patys nešildo, jie bent jau suteikia progą visada būti ten, kur šilta. Jūs taip pat svajojate apie paplūdimį ir vandenyną? Saulėtos jūsų svajonės netrukus gali išsipildyti, nes šį vakarą Eurojackpote yra daugiau nei 45 milijonai eurų. Žaidėjai Lietuvoje linkiu visiems sėkmės. Taigi 45 milijonai 139 tūkstančiai eurų bus jūsų, jei atspėsite 5 pagrindinius ir 2 papildomus skaičius. Pažiūrėkime, kokie skaičiai penktadienio naktį buvo ištraukti 211 lošimui. Primenu, kad jei bilietą pirkote šiandien, jis dalyvaus tik kitame tiraže. Trylika. 23. 44. 31. 42. Tai buvo pagrindiniai skaičiai, dabar įdės 2 papildomi skaičiai. Du. Ir 5. Štai ir visi skaičiai. Nagi, ar kam nors pavyko laimėti Eurojackpotą? Taip, Eurojackpotas ir vėl yra dalinamas. Turim 2 laimėtojus, vienas iš Vokietijos, o kitas iš Vengrijos. Ir kiekvienas iš jų gaus po daugiau kaip 22,5 milijonų eurų. O dabar pažiūrėkime, ar kas nors atspėjo 5 pagrindinius ir 1 papildomą skaičių. Prizas už juos 1 704 000 eurų. Ir juos dalinasi 3 žaidėjai, 1 iš Suomijos ir 2 iš Vokietijos. Ekrane matote visų 12 prizų kategorijų laimėjimo sumas. Kiek ir kokių prizų laimėta Lietuvoje, rasite loterijos interneto puslapyje perlas.lt. Nors Eurojackpotą laimėjo, jis niekada nebūna mažesnis nei 10 milijonų eurų. Dėl šių pinigų varžysimės jau kitą savaitę. Šiandien jums buvo sėkminga diena, bet nespėjote įsigyti bilieto, tada dabar pat eikite interneto puslapį perlas.lt ir įsigykite Eurojackpot bilietą kitam žaidimui. Galbūt kaip tik jis bus laimingas ir atneš didžiausius laimėjimus. Šiam kartui tiek, iki pasimatymo.